daryti? Palagais, supratot, kad mes ir vėl visi esam? Ką tu nori pasakyti mums, makaronė? Jau nori pasakyti, mes nedraugai? Ne. Aš noriu pasakyti, kad vieną dieną tavęs nėra, kitą dieną tavęs nėra, ir tik mes du, ir tada jūs sergat, ir tada aš vienas su Vilnium ir Čerliu. Su jais labai nuobodu. Ką jie daro, tai tiesiog būna tualete ilgiausiai. Jie daro challenges. Žiūrėk, makaronai, jie sako, kas ilgiausiai sėdės tualete, tas gaus milijoną eurų, ir jis filmuoja kaip Mr. Beastas. Tada kitas challenges, kas pakakos pirmas, tas laimės milijoną eurų. O kitas challenges, kas sudaužys savo telefoną greičiausiai, laimės 1 eurą. Kaip kvail challenge, jis Mr. Beastas ar kažką. Jo, keisti challenge'ai. Damn, bro, tu turi šikti? Kaip tu šikti? Tu neturi užpakalio, tu tiesiog makaronas. Ir tavo vardas makaronas. O Aurinai, aš makaronas, bet tavo Aurinas vardas neegzistuoja. Tavo vardas turėtų būti ne Aurinas su na, Aurimas. Grinai. Jo, tai mano tėtis norėjo, jis nesugalvojo vardo kokio, bet mano tėtis norėjo, kad aš turėčiau vardą iš N raidės, o mama norėjo mane pavadinti Aurimu, tai aš tiesiog Aurinas be ma su N. Ir dar Aurimas toks blogas vardas, Aurinas daug geriau. Gal kažkas, kai žiūrit ir profesionalas, pasakykit, gal Aurinas gali būti tikras vardas, nes Aurimas sound bad. Tai, ką norit šiandien daryti, guys? Hey, that's my lines. Na, aš nežinau, kas nori pažiūrėti žinias, gal kažkas bus gerai, kaip jungsim žinias ir kažką pasakys Ernestas gero. Na, žinių vedėjas Ernestas, tai gal jis pasakys, žiūrėkit, išgelbė kitą žmogų ir mes išgelbėsim? Ne, mes jau pasibaigim su supergaliom. Guys, žiūrėkim televizorių. Per žinias, mes turim, kad deimantai pabrangėjo į 1 milijoną eurų. Taip, mes sakom 10 milijonų eurų už vieną mažą deimantą. Jei surasite deimantą, kuris dydis kaip mano dantis, tokio dydžio, tai tikrai tas deimantas 10 milijonų eurų kainuos. Tai jei surasit deimantą, jūs būsit milijonierius. Ir dar aš turiu labai mažus deimantus savo basement. Tai parduosiu tuos. Ką? Tas deimantas yra vertingiausias nei auksas? Guys, mes turim surasti deimantų kažkur po žemę. Bet kaip mes kasim po žemę? Mes neturim jų kastuvų. Ir kaip mes statysim mine kaip Minecraft'e. Mes real life'as, o ne Minecraft'as. Mes tiesiog negalim paimti shovel ir digint. Tai ištruks kažkiek metų, kol pasidarysim mineshell ar kažką. Ir tikrai mes nesurasim deimantų. Mes gyvenam gargžduose. Gargžduose nėra deimantų. Jei jau būtų suradę, tai ir nebūtų šitų mes. Apie ką jūs šnekate? Gargžduose nėra deimantų. Va, kas dabar moksliukas? Ar aš, ar tu? Tu pats moksliukas. Na, aš irgi norėjau tą pasakyti. Tik tu labai negražiai man pasakei už mane. Ačiū, bro. Daug 5. Jo, ilgai nesilietėm. Ką? Nesilietėm? Jo, tai įsikaskim. Nes Minecraft'ą žaisim. Gerai, jūs, guys? Kaskit, aš einu žaisti Minecraft'ą. Bet Gintaras visada išeina į sieną. Nei negalim su juo draugauti. Tada, kur jis išeina? Na, ir aš išeinu kartais, bet... Gerai, Gintarai! Aš neturiu kur žaisti Minecraft'o. Neturiu telefonų. Turiu, bet paskambint galiu. Ei, Gintarai, ką čia veiki? Aš tik noriu žaisti Minecraft'ą, bet neturiu kompiuterio. Ar televizoriaus. Ar telefono. Ar planšetės. Ar... Kokia yra technology? Skaičiuotuvo irgi neturiu. Negali žaisti Minecraft'ą, skaičiuotuvo. Na gerai, prijungsiu jūs, guys. Einam, gerai. Gerai, sugrąžinau Gintarą.
Gerai, nebesinakėkim ant sofos. Einam ieškoti deimantų. Einu. I guess, gal gausiu €1,000,000. Gerai, guys, mes jau lauke. Tai aš turiu skastuvą. Čia ne kastuvas. Pasakyk jam, Gintarai. Hold up, guys. Čia aš neradau kastuvo. Tai mes taip darysim. Gintarai, nesakyk. Bet makaronai! Mes negalim kasti ant plytų. Mes visada ateinam, kai į lauką, mes esam prie šitų plytų, ne prie žolės. Ir čia pastatas. Ir kai mes iš vis kasim su šitu, užtreks milijoną metų. Ir kai mes prakasim pro šitą. Einam prie žolės ir einam paimti kastuvą. Einam, guys, nuo šito pastato. Pagaliau. Gerai, guys, ant šitos žolės pagaliau iškasiau skylę. Dabar galėsim įlipti mainą. Aš šoku. Ar jis sakėt, įkrito į tą skylę? Man atrodo, bet jis iškasė. Aš lipu. Gerai, guys. Tu turi sparnus, kaip tu nukritai greičiau. Nu, aš ne pirmas atėjau. Kur makaronas? Pala, ar mes po žeme? Nematau dugno, mes grinai po žeme. O ne, Gintarai, atskelk. Gintarai? Man viskas gerai. Tik įsitrenkiau į savo spaikus čia. Gerai, einam ieškoti makarono. Makaronai! Makaronai! Ai, štai kur tu. Tu grinai už mano nosės ilgos. Pla, ką tu čia veiki? Žiūrėk ten. Tai grinai deimantai, guys. Ar jūs juokaujate? Čia tikrai deimantai ir mažas. Jis sakė, kad už vieną mažą deimantą gali gauti 10 milijonų. Už tokius didelius, jį beveik mano dydžio. Mes galim nusipirkti 10,000 mentions. Mes būsim rich as fuck. Guys, gerai, mes splitinsim money, bet aš the rest gausiu, nes aš iškasiau duobę, mano idėja. Ir Gintaras irgi gaus pinigų, nors jis nieko nedarė, bet jis įjungia žinias. Tu, Aurinai, paaiškinai, kodėl negaliu su kažkokiu kastuvu kasti pažymė. Tiesiog tas, jis man abudu padėjo, tai gausiu the rest money. Einam į sofą. Į sofą. Dabar išlipkim. Aš paimsiu deimantus ir tu nori. Gali mane nuskraidinti. Sure, paimk deimantus, aš skrendam. Skrendam. Štai. Mes gavom pinigus. Einam parduoti kažkam. Aš parduosiu. Guys, jūs būkit čia. Aš einu parduoti. Gerai, aš grįšiu ant sofos. Ir aš tikrai jūsų nepaliksiu, nes čia mano namai. Tai būkit čia, guys. Tuoj splitinsi money. Įdomu, kiek jis duos mums pinigų. Kur makaronas galėjo būti? Jau ilgai negirdėjom iš jų. Jo, ir man atsibodo jau žiūrėti LNK, TV3 ir TV8 ir TV3. Šitai kanalai yra durni, čia nieko nėra. Na, guys, sugrįžau. Mes turim pinigus. Jo, bet kur mūsų pinigai? Ai, jūs turit abu kortelės. Taip. Taip? Tai aš nuo praeito sykio jūs man davėt bank account. Jūs prisimenat? Aš jums daviau bank account, tai jūs man pasakėt, tai aš jums atsiunčiau kažkiek, kiek atsiunčiau? Pasižiūrėsiu, kiek atsiunčiau. Ai, atsiunčiau jums 100,000 eurų po vieną, o aš gavau rest money. Bet tu sakei, kad splitinsim in half. Negaliu patikėti, kai gaunu 1,000.